Sveiki, mano vardas Vaida ir šiandien aš Jums papasakosiu apie vieną iš sudėtingiausių, tačiau taip pat įspūdingiausių pasivaikščiojimų Madeiros saloje – Pikorero Pikoroivo žygis žemėlapio pasidažymimas PR1. Taigi, kodėl ši vieta tokia populiari, pritraukite tūkstančius turistų iš viso pasaulio ir kodėl Jums būtina čia atvykti. Pikorero yra antra pagal aukštį Madeiros viršukalnė, o Pikoroivo yra aukščiausias Madeiros kalnas. PR1 takas būtent ir jungia abi viršukalnes, kur atsiveriantys vaizdai realūs, norisi tiesiog paskęsti akimirkoje. Šis takas veda Jūs aukštyn ir žemyn tūkstančiais akmenuotų laiptų, pakeliui bus ir kopėčios, teks pereiti tamsius tunelius. Tačiau pats takas yra ganėtinai saugus, nes yra gerai prižiūrėtas. Tai tikrai pilnas adrenalino ir ištvermės reikalaujantis žygis. Prižadu, kojų raumenys tikrai skaudės. Tako ilgis apie 14 km pirmyn ir atgal, nuolydis 1 km ir įveikti šį taką Jums pavyktų per maždaug 4-6 valandas. Tai priklausys nuo Jūsų fizinio pasirengimo, kaip greitai eisite, kiek kartų sustosite, nuotraukos pietūs, kvapo atgavimas ar tiesiog grožėjimasis supamais vaizdais. Yra keletas variantų, kaip galėtumėte pradėti savo žygį ir kiekvienas iš jų įspūdingas. Pirmasis variantas – stebėti saulėtekį su visa minia prie observatorijos arba kitoje kelio pusėje pasilipti ant kalvos nuo stovėjimo aikštelės porą minučių ėjimo. Antras variantas – pradėti žygį pusvalandžiu valandą anksčiau ir sutikti saulėtekį pusiaukelėje. Paėjus maždaug 10 minučių nuo oficialios tako pradžios turėtumėte rasti antrą stebėjimo vietą. Mes bandėme abu variantus ir mūsų nuomonė geriausias stebėti saulėtekį tako pradžioje, šiek tiek paėjus toliau nuo observatorijos. Šioje vietoje dar pilnai nepatekėlius saulei atsivers pačios gražiausios dangaus ir kalnų spalvos. Plius atplaukiantys debesys nuo vandenyno paliks tikrai didelį įspūdį. Vasaros mėnesiais rytas šaltas, o diena labai karšta, tad apsirenkite atitinkamai sluoksniais, kad pakeliui galėtumėte tiesiog nusimesti nereikiamus drabužius. Mes pradėjome rytą su striukėmis, dienos metu nusirengėme iki šortų ir maikių, o sugrįžtant vėjas pakilo, užėjo debesys, reikėjo atgal striukę dėtis. Nepamirškite kepurės, taip pat kremo nuo saulės, daug vandens ir geri žygio batai yra būtini. Pasiekus Pikoroivo viršūnę atsivers 360 laipsnių panoraminiai Madeiros salos vaizdai. Tobula vieta pietų pertraukėlei. Čia taip pat bus maža kavinė, parduodami karšti gėrimai ir sumuštinukai. Pagaliau ir tualetas. Nepamirškite, jau būsite kalnuose, visur ganėtinai atvira. Tad tualeto reikmėmis pasirūpinkite žygio pradžioje, nes kitas artimiausias variantas tik už poros valandų šioje Pikoroivo kavinėje. Duosime Jums keletą patarimų. Išvengti minios ir garantuoti mašinos stovėjimo aikštelės vietą, būtinai atvykite mažiausiai valandą prieš saulei tekant. Stovėjimo aikštelė labai maža ir ypatingai vasaros sezoną užsipildo greitai. Mes atvykome 6:45, tai maždaug pusvalandis prieš saulei patekant ir jau neberadome vietų aikštelėje. Pasilikome mašiną ant dvigubos geltonos linijos, gerai, kad baudos negavome. Teisybę pasakius, viskas buvo taip užgrūsta, kad kai kurie mašinas net ir viduryje gatvėje, viduryje kelio statėsi. Atsiminkite, jog šį žygį reikia palikti gražiai, nelietingai ir giedrai dienai, nes priešingo atveju debesys užgaubs visą taką ir tiesiog apart tako nieko ir nebematysite. Pasitikrinti esamą kalno viršūnės orą galite per oficialų Madeiros internetinį portalą, pridėsime nuorodas. Stebėkite orų prognozes ir susiplanuokite atostogas atitinkamai, nes kalno papėdėje oras vienoks, o kalno viršuje visai kitoks. Pasiimkite su savimi prožektorių,
jo prireiks einant per tunelius. Tačiau jeigu tokio daikto nėra, turėtų užtekti telefoninio prožektoriaus. Apibendrinant, norėtume tikrai pabrėžti, kad šį žygį privalome įveikti visiems lankantiems Madeirą. Netgi jeigu tikrai esate fiziškai nepasiruošę, nuvykite stebėti saulėtekį. Paeikite 10 minučių pirmyn, kai jausite, jog nebegalite eiti toliau, apsisukite. Dar kartą tikrai prisiminsite, koks gražus ir unikalus yra mūsų pasaulis. Mes patys keikiame visus tuos laiptus, ėjimą žemyn ir aukštyn, bet galiausiai sutinkame, kad grįžus į Madeirą šį žygį eisime dar kartą. Dėkojame, kad peržiūrėjote mūsų video, tikimės patiko, nepamirškite pasidalinti ir sekti mūsų kelionių. Mes pažadam dalintis kitomis idėjomis ir rekomendacijomis. Gražios dienos.